Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Man šiandien labai džiugu pristatyti jums šios mūsų laidos svečią. Tai yra Valstybinio simfoninio orkestro pirmasis smuikas ir nepakeičiamas, šarmingasis įvairių televizijos projektų komisijų narys. Tai yra Zbignevas Levickis. Labas vakaras. Labas vakaras. Labai džiugu su jumis šiandien susitikti. Jūs tikrai papuošėt mūsų laidą. Ir aš pasakyčiau, kad pretekstu šitam pokalbiui, bent man, tapo artėjantis jūsų jubiliejus. Tai sakykit, ponė Zbignevai, kada čia ta tikroji diena yra? Nes kovo 6 bus koncertas jubiliejinis. Tai matot, taip gavosi, kad jau tas jubiliejus po truputį tolsta nuo manęs. Nes man išpuolė gimti 17 vasario ir mes, o maestro Rinkevičius yra gimęs 20 vasario. Ir mes darėme koncertą iš pradžių jo gimtadienį, nes jis yra, kaip sakyt, truputį vyresnis, jam išpuola kaip ir pagal eilę greičiau švęsti, bet pakvietė, žinai, jisai Merūną, kuris gimęs 18 vasario. Ir viskas taip susipainiojo mums tie gimtadieniai, kad mes taip šauniai atšventėme ir aš labai džiaugiausi, kad mano tas koncertas nėra ta, sakykime, diena, kai yra gimtadienis, nes tai būtų, nepakeliamas džiaugsmas būtų iš tikrųjų, nes tiek sveikinimų, tiek nuoširdžių linkėjimų aš gavau, tiek meilės ir tiek dėmesio, kad aš, mane nuo ryto pradėjo kolegos sveikinti, kad man nelika nieko kita, kaip dienos metu atsiraitoti rankovės ir šitom smuikiniam rankom padaryti didelį tortą. Oho, jūs pats darote tortų, kepate tortus? Tai, aš jau kokį 10 ar daugiau metų nepraktikuoju tortų darymą. Anksčiau labai dažnai darydavau tortus taip dažnai, kad mane prašydavo pažįstami, padaryk tortą man, mamai ten šventė, žinai, ir aš mielai padarydavau. Oho, tai ką reiškia gabus žmogus? Visose srityse. Tai buvo gal vienas iš mano tokių hobių, bet po to, žinai, su laiku žmogus rimtėja, ką ten, žinai, aš lipdysiu tortą, jį galima visuomet nusipirkti, yra toks tortas, šioks toks, dabar pasiūla labai didelė. Bet čia buvo, taip nuoširdžiai mane sveikino, kad aš pajutau, kad, žinot, tai negali būti pirktinis atsidėkojimas, kažkoks balis. Aš turiu, taip sakant, taip padaryti. Ir gavosi visai neblogas, kaip po tokios pertraukos tortas. Labai džiaugiuosi ir buvo labai greit suvalgyti. Tikriausiai dar vieną tortą jums teks kepti kovo 6 dienai. Po koncerto, nors koncerto reklamuoti mums jau nebeišeina, todėl kad visi bilietai jau yra nupirkti. Tik tai labai apmaudu, kad jis vienas. Galėjote padaryti bent jau kokius 5, pavyzdžiui, jubiliejinius koncertus. Tai žinote, tas, kad vienas tai yra ir pliusas, nes yra toks vienetinis reiškinys. Ir pavyzdžiui, dabar taip yra viskas pasiekiama, pavyzdžiui, tu gali gauti kiekvieną įrašą, tu gali, žinai, gauti kažkokią, nupirkti beveik visą literatūrą, galima užsakyti. Anksčiau tai nebuvo, tai buvo sudėtinga, pavyzdžiui, išgirsti kokį, iš viso, o senais laikais, tai Bachas, jisai pėsčiomis ėjo apie 40 kilometrų, kad paklausyti vargonininką Pachelbelį. Arba, neturėjo natų, tai jis naktį, kai brolis miegodavo, jisai atidarydavo jo, reiškia, tą spintą, išimdavo ir persirašydavo savo natas, kad turėtų galvoti. Tada buvo laikai. Buvo muzikos troškimas. Buvo muzikos troškimas. Dabar iš tikrųjų renginių yra labai daug. Vyksta tas, visas čia, žinai, ir žmonės jau tokie štai galvoja, aš galiu ten. O čia, kad dabar mano koncertas jau negalima jį nupirkti bilietų, tai yra ir minusas, ir kita vertus pliusas reiškia, kad tas koncertas iš tikrųjų sudomino žmonės. Bet apskritai, aš pasižiūrėjus net į programą, yra labai įdomių atlikėjų. Pone Zbignevai, groja su jumis jūsų sūnus, taip? Tai va, mano sūnus groja ir mes su orkestru... Konradas Levickis. Konradas, taip. Ir mes su juo dar niekad su orkestru nesam bendrai koncertavę. Aš iš viso stengiuosi su juo daug... O kiek jam metų? Jis dabar turi 19, jau greitai turės 20 metų, šiemet jau jam sukaks. Tai jis pats yra tas iš tikrųjų jaunuolis, kur pats romantizmas, taip sakant, ir pats tas pats gyvumas ir muzikinė prasme. Ir man labai fainas jų repetuojasi. Susigrojate? Taip, mes nesibarame ir mes labai man su juo malonu repetuotis. Jisai, šiuo atveju mes turime 2 kūrinius paruošę 2 smuikams. Vienas tai yra Bacho kūrinys, koncertas 2 smuikams, o kitas tai yra toks ispaniško kompozitoriaus Sarasatės parodomasis toks bravūrinis, virtuozinis kūrinys, vadinasi Navarra. Tai yra
to regiono, taip sakant, tokia vat, kaip pati gražiausia muzika ispanų. Tai labai su Konradu man labai malonu, nes jisai labai stiprus yra smuikininkas. Ir dažniausiai, kai būna, vat, groja koncertą du smuikininkai, tai vienas yra lyderis, o kitas truputį silpnesnis. Nu, žinot, taip, jisai, nu, vis tiek pirmas turi būti pirmas, antras. O čia tas mano antras smuikininkas, taip, duoda į kaulus man. To lygiai dvikova. To lygiai duoda, žinai, ir gal ir gali ir pramušti kartais, žinai. Tai labai smagu, kai yra šeimininė dvikova. Taip, man teko kažkada groti su fortepijonu tokiam viešam koncerte su Konradu. Tai publika sakė, nu žiūrėk, tave jau sūnus pralenkė. Tai man labai buvo malonu dėl to. Ir dar kitas malonumas buvo dėl tėvelio mano, kuris dabar yra 81 metų. Nu, nėra labai dar senas, bet jau garbaus amžiaus. Ir vieną kartą mes buvome su juo bažnyčioje ir jo bendramžiai pamatė ir man sako, žinai ką, tavo tėvas atrodo geriau kaip tu. Tai čia irgi labai džiaugsmas man buvo didelis, kad mano tėvelis taip gerai atrodo pagal savo metus. Na, o sakykite, ponės Zbignevai, galbūt jūs šiek tiek galėtumėte ir apie save papasakoti jau dabar, kadangi toks jubiliejus pusšimčio metų, kaip jūs apskritai atėjote į tą smuiką? Kodėl būtent, pavyzdžiui, smuikas? Aš prisimenu, mes kai mokėmės muzikos mokykloje, tai labai ginčydavomės, kuris geresnis instrumentas, pianinas ar smuikas. Mokytojas sakydavo, pianinas yra instrumentų instrumentas. O kodėl smuikas? Tai aš į smuiką, į muziką patekau atsitiktinai ir per prievartą. Tėtis. Kaip? Tėtis atvedė. Jo, ne, aš šiaip mane reiškia, į muzikos mokyklą pakvietė, išrinko tokia komisija, kuri lankydavosi darželiuose. Tai buvo labai, tarp kitko, geras būdas atrinkti gabius žmonės. Ir aš esu po to šnekėjęs ir kiti mano kolegos yra patekę tuo būdu. Ir aš atsimenu, po tos perklausos mes ėjome su tėveliu į mokyklą ir aš tik galvojau, kad tik nebūtų manęs sąraše priimti, kad tik nebūtų. Žiūriu, tėvelis taip skaito, gal ten pagal abėcėlę buvo ar kaip, nes jis taip... Ir vienu metu jis taip nuleidžia, jau iš L raidės buvo apie vidurį, reiškia, to sąrašo. Ir nusišypso. Ir aš supratau, kad mane priėmė. Ir žinot, reikėjo užpildyti tokią anketą, tėvai turėjo užpildyti, kokiu instrumentu norėtų groti. Ir aš labai norėjau groti tokią dūdą, kuri išsitraukia ir susistumė. Aš nemokėjau pasakyti, nežinojau, kaip jin vadinasi, tai trombonas turi omeny. O tėvai sako, nu kokia ten dūda? Vat smuikas, tai yra instrumentas. Bet aš pats atsimenu ir tėvai man nekartą pasakojo, kad smuikas, žinot, mane jis lydėjo nuo pat vaikystės, nuo pat kūdikystės, galim sakyti. Mano mama, jinai buvo pedagogė. Ir jinai baigus yra pedagogijos tą mokyklą, o tuo metu ten buvo privalomas instrumentas. Ir jinai turėjo privalomą instrumentą smuiką. Tai čia jau genetiškai paveldima, galima sakyti. Ir tarp kitko, mano mama truputį, va aš dabar tik prisimenu, truputį mokėjo pagroti kokias melodijas, tokias paprastas. Tiek buvo išmokinta. Ir jinai turėjo palikime po tų mokslų smuiką. Ir aš žaisdamas ten lauke, per smėlį, ten kiti, žinai, ten su traktoriukais vaikai, o aš ant virvutės tampydavau tą smuiką. Suprantate, kaip man tėvai leisdavo, kokie buvo, reiškia, tolerantiški. Taigi instrumentas, dabar kas taip... Ir aš atsimenu, ir kažkas iš svečių staiga, iš atvažiavusių, sako, ką jūs darot? Žmogus tampo tengi žvyras, tengi jis tampo, žinai, tą smuiką, bet tas smuikas nesusidėvėjo, man yra likęs, dabar aš jį palikau savo... Ir dabar toliau tamputis. Taip, bet čia kitas instrumentas. Aš suprantu. Taip. Nu ir dabar aš tampausi tą smuiką visuomet, bet su smuiku, nu, žinai, viena man buvo nelaimė, mano mokslo metų smuiką, žinai, man teko... Man tėvelis padarė futliarą ir, ne, futliaras buvo pirktas, bet buvo be dirželio, kad ant peties nešioti. Tada nebuvo pasirinkimo didelio. Ir tėvelis man pritvirtino gerą odinį dirželį, bet susuko su varžtai, žinai. Ir nešiojant per kelis metus, varžtelis atsisuko. Ir aš kaip tik važiavau, suprantat, į koncertą, į tiesioginį eterį, jau tada mokykloje aš koncertuodavau, žinai, televizijoje. Labai gražiai prisimenu savo mokytoją Šerną, kuris rengdavo tokias laidas Doremi šalyje. Taip, taip. Ir ten su mokiniais, va, tais jis pasirodydavo. Ir aš atvažiuoju su tuo smuiku
Ir va čia, va tiesiai, va, kur yra šalia va, mūsų studijos kėdės, aš atsidarau tą smuiką, o jisai yra taip sutrūkęs, kad man siaubas didžiulis, žinot. Ir ateina laidos vedėjas ir sako, taip jis labai dalykiškai sako, ir ką, negalėsit su juo pagroti? Man širdis plyštas, žinot, iš to siaubo. Taip, kad su smuikais reikia labai atsargiai jo, netampyti ant virvučių jo. Na, jūs paminėjot pirmą mokytoją, aš dar noriu klausti apie jūsų kitą mokytoją, tai mūsų genialų smuikininką Raimondą Katilių. Aš dar turėčiau prieš Katilių, aišku, pasakyti labai, bet mano mokytojas Šernas man labai toks buvo labai svarbus mokytojas, nes jisai, nežinau, ar dabar aš nevedu pedagoginės veiklos ir nežinau, kokie dabar yra mokytojai, bet mano tie mokytojai, su kuriais aš atėjau į muziką, Tadas Šernas ir Emilija Armoninė, mano pirmoji smuiko mokytoja, jie buvo tais mokytojais, kurie apie grojimą, apie muziką pasakodavo iš savo gyvenimo, iš savo patirties visokius pavyzdžius pateikdami. Bet taip gyvai, kad tu... Kad vaiką pagaudavo, taip, tu patekdavai, žinai, į tą pavyzdžiui, mano, gal dabar nelaikas būtų groti, bet aš, kadangi jau taip paklausėt, aš papasakosiu, kaip reiškia, man ten ilgesnė pasaka, bet pradžių jums papasakosiu, kaip reiškia, man pasakodavo, kad sudominti groti smuiku, kaip dar nemokėdamas aš groti, kaip mokytoja Armoninė mane mokino, jisai sako, va, štai bažnyčia ir vargonininkas lipa laiptais. Užlipa į viršų, pradaro duris. Duris pačios užsiveria. Jisai sėdasi prie vargonų ir groja. Baigė groti, praveria duris. Duris pačios užsiveria. Ir nulipa laiptais žemyn. Aš dabar suprantu, kodėl jūs pasirinkote smuikininko kelią gyvenime. Po tokių mokytojų ir po tokių pamokų nieko kito nebelieka iš esmės. Taip. Bet jūs būtumėt puikus pedagogas, aš galvoju. Man visi sakė, ir profesorius Sereika, kuris buvo akademijoje, kai aš baiginėjau, nes aš turiu pedagoginę kvalifikaciją, jis sakė, tu būtinai turi, žinai, nes aš turėjau pedagoginę praktiką ir tie rezultatai iš tikrųjų buvo nuostabus. Ir aš, gal ir galėčiau to užsiimti, bet kadangi nepradėjau savo laiku, tai dabar, aš buvau vieną kartą atėjęs ten į mokyklą, mane pakvietė ir direktorius taip galvoja, sako, kokie čia dabar mokytojai reiks tų valandų sumažinti, žinai, kaip čia jums suformuoti tuos mokinius. Aš galvoju, aš užsidirbu begrodamas ir gyvenimui, kad dar trukdyti kažkokiem žmonėm, kad jie mažiau uždirbs pinigų ir aš nusprendžiau, kad aš geriau būsiu savo, žinai, veikloj. Nesirinkote tokio sudėtingo kelio. Ne. O mano profesorius, Katilius, tai čia buvo, nežinau, tiesiog žmogus, vulkanas, kaip jisai, žinai, kaip jis tos energijos turėjo. Jisai vienu metu, jisai buvo koncertuojantis smuikininkas ir jis turėjo 16 studentų. Oho, kiek daug. Jis turėjo 16 studentų ir gal dar kokį vieną ar du mokinius dar mokykloje, nes jis gabesnius žmonės visuomet prisižiūrėdavo mokykloje ir jau paskutinėse klasėse juos mokydavo ir ruošdavo, reiškia, studijoms. Kaip jis atlaikydavo, jisai grodavo iki 10 vakaro ir tada pas save namie dar pamokas vesdavo mokiniam. Tai būdavo pamoka 10 vakaro, 11. Aš atsimenu, kad aš kartais toj pamokoj baigdavau, kad jau joks transportas, apie 1:30 ar 1:30, aš pėsčias grįždavau namo. Bet suprantat, Bet tai buvo koks noras muzikuoti, koks noras mokytis reiškia. Vis tiek,
apskritai, ponės Biginai, aš noriu paklausti, ar daugiau džiaugsmo jums, ar daugiau skausmo suteikia smuikas? Kodėl to klausiu? Aš perskaičiau vieną tokią jūsų frazę, kad visi smuikininkai yra kankiniai. Tai aišku. Ir tai labai susiję su kančia. Su kokia kančia? Labai daug dirbti. Tai, Intensyviai, ilgai. Nu, tai be abejo. Ir Raimondas Katilius yra, sakyčiau, kankinys. Bet tai, kas liečia tą, taip sakant, fizinę prasme. Jisai sudegė, jisai išnaudoja savo organizmą, išeikvojo, taip sakant, ir kaip sakant, kaip toks meteoras per gyvenimą ėjo. Ir jisai man pasakojo, kaip jis turi, žinai, nes, nu, būkime atviri, solistai, smuikininkai, visais laikais, nu, dabar gal jau kažkokie žymiausi solistai, jie turi menedžių, bet mūsų Lietuvoje tai man sakydavo, nu ką, iš smuiko galima pralopti, pasakyk man, kokį žmogų, kur pralobo. Ir Raimondas man pasakodavo, aš jis atsikelia ryte ir skūsdavo bulvės, kad, nu, žinai, va tokia pilka kasdienybė. O suprantat, nu, kad smuiku groti, iš tikrųjų labai reikia daug labai pratybų reikia. Labai daug reikia, nu, užsiminėti. Jeigu, va sakau, jisai dirbdavo iki 10 vakaro. o kiek jūs grojat per dieną? Tai suprantat, aš, nu, būna, kad groju 8 valandas. Ir ką, dar po to koncertas? Nu, Ar jau jau čia kai koncerto koncerto dieną nėra? stengiuosi taip, Oho, nes aš, matot, dirbu orkestre, gal solistų yra lengviau. Aš Katiliaus paklausiau vieną kartą, jau baigęs akademiją, kai jau pradėjau savo karjerą, dar mes, nu, jis mane, taip sakant, nu, kaip jau buvęs mokytojas, taip sekė kurį laiką. Ir jisai, aš paklausiau, ar jūs, maestro, kada nors jums teko orkestrė groti? Niekada gyvenime. Jis buvo kategoriškai nusteikęs. Nes tas darbas orkestre irgi alina. Nes darbas Bet orkestre... tai yra duona kasdienė. Tai yra kasdienė duona. Ir tai yra garantija. Taip. Ir aš labai vertinu, pavyzdžiui, profesorių Katilių, kad jisai pasirinko solisto kelią. Tai didelė rizika. Taip. Tai ne visuomet, nu, jis buvo, iš tikrųjų, jis daug koncertavo ir jis turėjo irgi kažkokį tą materialinę gerovę, nu, neipatinga, kaip visi tuometiniai žmonės. Bet būti solistu tai yra iš tikrųjų didelė atsakomybė, didelė rizika, nes tai yra, nu, vis tiek solistas, tu esi, į tave visas dėmesys yra. Tu esi kaip, vat, žvaigždė. Ir tu esi, nu, tu turi turėti solisto charakterį, tu turėti solisto duomenis, tu turi turėti solisto dvasią. Tai labai, labai daug reikia turėti tų sudedamų dalių, kad vat, pasirinkti vat, tą menininko kelią, nes darbas... Ir ypač Lietuvoje, net ir turint visą tai, Taip. labai yra sunku tą duoną užsidirbti, aš taip suprantu. Aš manau, kad Raimondas Katilius buvo va, toks paskutinis ryškus solistas Lietuvoje. Prieš tai buvo Aleksandras Livontas, irgi labai geras smuikininkas. Ir su Raimondu Katilium baigėsi, taip sakant, romantizmo laikai muzikoje. Prasidėjo pragmatizmo. Iškart kažkaip tai sutapo, kad prasidėjo su ta nepriklausomybė, prasidėjo pragmatizmo, prasidėjo kažkokie komerciniai muzikavimai, komerciniai renginiai, muzika pateikiama per visokius ten susitikimus, tai yra toks, žinai, kartais, nu, ten net prie maisto, nu, aišku, tai mes stengiamės nedalyvauti tokiuose renginiuose, bet muzika tapo tokia, nu, naudotojiška, nežinau kaip. Vartotojiška. Vartotojiška muzika, kas yra, nu, kas atima muzikai tą jos prigimtinę dvasę, kuri muzika yra artimiau religijai, artimiau magijai. Nes muzika iš tikrųjų veikia labai žmonės, aš daug koncertuoju ir aš matau laimingų žmonės, susimąsčiusius, tokius, arba net verkia žmonės, aš groju ir po to, sako, aš apsiverkiau labai dažnai, aš sakau, atsiprašau labai, aš nenorėjau, žinai, bet tai reiškia, kad muzika... Jaudina žmonės. Muzika liečia žmonių jausmus, o jausmai yra, taip sakant, nu, čia gamtos toks reiškinys. Gamtos. O kadangi mes jau po truputį perinam į kompiuterinį gyvenimą, kai, reiškia, viską... Tai ten jausmus gali labai greit išdilytinti. Jos ir tas visas, nu, sakyčiau, ir susirašinėjimo, tas ir žodynas nėra labai jau emocionalus ir romantiškas. Dėl to aš sakau, romantinė era
gaila, bet jinai vat, pasibaigė. Aš užgriebiau labai daug romantizmo, nes aš buvau auklėjimas senelių. Mano tėvai neturėjo laiko mane prižiūrėti, kol buvau mažas ir jie palikdavo pas senelius. O mano seneliai, ypač mano mamos močiutė, jinai gyveno vaikystę praleido Irkutske ir jinai gavo labai didelį išsilavinimą, gerą gimnazijos carinės dar, reiškia, Rusijos. Ir jinai man dainuodavo vokiškai, prancūziškai, angliškai, pasakodavo eilės, skaitydavo ir rusiškas. Ir tai, žinot, vat, tas visas romantizmas man iš tikrųjų jisai paliko didelį įspūdį. Ir aš, sakyčiau, iki šioliai jį bandau kultivuoti. Nes kas liečia atlikimą, žinai, galima prisilaikyti grinai teksto užrašo, natų ir nepergyventi šitą, nepraleisti per save. Taip. Bet kai tu pradedi gyventi tą muziką, jinai ir ta muzika pradeda gyventi su tavim. Ir tada jinai labai veikia klausytojus. Ir aš tai labai matau, kad klausytojai, reiškia, eina paskui ir tą atlikėją. Ir tai, aš manau, vis dėlto svarbiausias yra dalykas artistui, nes tada nėra formalus atlikimas, Taip. o yra gyvas. O sakykit, ponas Zbignevai, ar jūs turit kokį nors muzikinį motyvą, muzikinį kūrinį, kurį jūs pats savo grojat, kai jums būna gera, kai jums būna liūdna? Na, žinot, kaip Šerlokas Holmsas, kai jisai braukė smičiumi per stygą, tada, kada jam reikia labai kažką galvoti intensyviai. Taip, taip. Gal jūs mums jį pagrotumėt šį vakarą? Čia labai, tarp kitko, yra labai sena, graži tradicija groti smuiku. Dauguma išsilavinusių žmonių, ir Einšteinas, ir Šerlokas Holmsas tarpe grojo smuiku neprofesionaliai. Ir aš labai norėčiau dabar jums pagroti vieną melodiją, kurią aš groju, kai man būna tokia labai gera nuotaika. Kai man būna labai šviesi nuotaika. Aš manau, kad tai yra žinoma melodija ir nereiks jos pristatinėti. Ir padarykime tokią mažą muzikinę pertraukėlę, kad klausytojai... Ne, nereikia sakyti pertraukėlę, muzikai labai pyksta. Todėl, kad pertraukėlė, tada, kada tu išeini arbatos užsikaisti. Taip, o kai skamba muzika, nėra pertraukėlė. Tokią muzikinę dovanėlę. Taip. Visiems klausytojams. Mes labai mielai paklausysim tada.
Labai jums ačiū, labai jums ačiū. Jeigu sėdėčiau salėje, reikčiau bravo. Taip, bet čia, kadangi esat studijoje, turite Tai atitinkamai... nėra ko taip priekauti. Taip, turite atitinkamai elgtis. Taip. Tai malonu. Taip. Pone Zbignevai, dabar aš norėčiau į kitą pusę jūs šiek tiek patraukti. Tai yra, jūs esat koncertmeisteris Valstybinio simfoninio orkestro, jūs esat smuikininkas, solistas, taip. Bet jūs esate ir, kaip aš minėjau, nepakeičiamas auksinio balso komisijos narys ir jūsų humoras, aš norėjau paklausti, iš kur jis tai toksai, yra turbūt irgi vienas iš žaviausių šito projekto momentų. Gal čia paveldimas dalykas? Nu, vad, žinot, aš apie tai galvojau. Ir mano abu tėveliai yra labai rimti žmonės. Netgi taip, dabar aš jau dėl mamos, mano mama mirus, bet aš vat neseniai irgi taip savo galvoju, su vaikais, su savo sūnumis šnekuosi ir sakau, vat, ar prisimenat, kad tėvelis mano kokį anekdotą papasakotų ar pajokautų? Nu ne, sako, jis toks rimtas, jis toks patikimas, jis toks solidus, jis toks tvirtas, jis toks vyriškas. Ne, tai humoras tai nereiškia nevyriškumo. Nu jo, ne, tai be abejo, bet, nu, ta prasme, kad, visiškai kitoks tipas. Nu, žinot, ne, tai vyrai tokie su humoru, tai kaip Adriano Celentano, tik tai tokie itališki gal, jie to tą padaro, nes visi tokie Jamesai Bondai, jie labai rimti yra. Tai va, ir aš apie tą humorą pajutau, kad pas manęs yra, jau, kai jau suaugau, gal paauglystėj, ir kurį laiką aš labai gėdėjausi šito dalyko, žinot. Nes aš, vat, staiga kažką šneku ir kažką paimu ir pajokauju. O tai kodėl gėdytis reikia? Nu, žinot, todėl, kad tai, nesolidu yra humoras. Iš tikrųjų. Ir aš netgi per kažkokiam laikotarpyje savo tarp 30 gal ir 40 metų, kai toks, vat, žinai, tas vidutinis amžius, aš tą humorą kažkaip iš savo gyvenimo taip, tiesiog aš stengiausi. Man buvo gal keli tokie atsitikimai, kad aš juokaudamas įžeidžiau žmogų. Tais laikais, žinai. Ir aš pagalvoju, geriau aš tada visą laiką su visais šnekėsiu rimtai. Tai yra išbandytas dalykas, visi taip elgesi daugumo, žinai, ir tai yra gražu, taip, korektiška. Ir vat aš to humoro, Bet gyvendamas taip rimtai, man buvo labai sunku gyventi, suprantat. Tai tramdyti tą vat tokį... Reiškia, viduje jums buvo. Ir aš priejau išvados, kad tai yra, mano, bet kaip dabar sakyti, kad įgimta, tai irgi negaliu, nes vat, pas tėvelius nemačiau. Mano mama irgi buvo labai rimta, labai atsakinga moteris, labai griežta, sakyčiau. Na tai gerai, kad prasimušė šitas reikalas. Ir jis anksčiau, reiškia, prasimušė. Ir matyt kažkur, žinai, bendraujant, nes mane žinojo, aš kartais ir LNK ten pasirodydavau, kol atėjo į LRT televiziją, ir prodiuseris Modestas Karniševičius staiga sugalvojo, sako, žinai, tu turi ateiti į komisiją. Čia bus nauji nariai, čia bus Pitrėnas, žinai, čia bus dar ten Čivilytė, žinai, ir taip. Ir nors aš labai nenorėjau, tikrai, nes aš, galvoju, ką aš ten veiksiu. Aš esu matęs kelias ten pramoginės laidas, ten ateina tokie solidus profesoriai, žinai, dėdės, jie ten taip šneka labai jau žinovai tokie, žinai, dėlį. Ir, aš labai, sakau, vieną kartą galiu pabandyti, žinai, jeigu ten. Jis taip ir sako, pabandysi vieną kartą, nepatiks ir neteis daugiau. Aš atėjau ir ten paklausė, žinai, dainavo žmogus apie dainavo tokią dainą, kur aš kaip tik, man nupirkau, kaip tik buvau neseniai nupirkęs mašiną ir jinai buvo su kompaktu, aš ją nupirkau su kompaktu, žmogus pardavė, tai buvo kompaktas tam plėrė, kur kaip tik ta daina, žinai, kur dabar dainuoja man gyvai. Ir sako, iš kur jūs taip žinot gerai tą dainą? Aš sakau, todėl kad aš ją klausau, nes pas mane yra kompaktė, o nauja mašina, aš nežinau, kaip jį išimti. Ir aš nuoširdžiai pasakiau, kaip yra. Ir iki šioliai, pas mane pirmam, ten yra 6 kompaktai. Iki šiol išimti negalite. Ne, aš jau žinau dabar, kaip išimti, bet aš jos neišiminėjau. Čia toks atlikėjas Bublė, aš dabar prisiminiau, aš po to mačiau, susidomėjau, kas jis toks ir žiūrėjau į visą koncertą, labai originalus atlikėjas. Jisai perdainuoja tas žinomas dainas. Ir, o visi labai juokėsi, žinai. Ir visi nusprendė, kad aš labai geras esu šitas, taip sakant, dalyvis šou. Bet žinot, ponia Zbignevai, man labai norėdavosi visada jums vieną klausimą užduoti, kai žiūrėdavau šitą projektą. Jūs esate muzikantas turintis absoliučią klausą. Ir štai, kai dainuoja kokia nors žvaigždė, kuri
drūčiai traukia pro šalį. Aha. Ir po to aš, pavyzdžiui, vieną kartą iš viso išgirdau tokį jūsų komentarą. Kokia graži jūsų suknelė. Aha. Ir aš galvoju, kaip jūs reaguojate, kaip jūs jaučiatės vat, toj komisijoje? Numatote, labai, kas liečia auksinį balsą, tai yra labai sudėtinga situacija, nes ten... Ten gal geresni solistai. Ten geresni jo, bet aš ir kitose buvau projektuose, truputį mane kvietė, tai sutinku, kad kartais buvo pro šalį, bet labai sudėtinga yra vertinti, nes kartais būna, suprantat, kaip yra, yra atlikėjai pradedantis ir yra, nevadinkim jos baigiantis, bet jau įpusėję. labai žinomi, labai žinomi turite. Ir supranti, kai pradedantis nepataiko, jam nesiseka, tai yra galima, tai galima atleisti jam ir jį paskatinti, jam kažką patarti. Bet kai, pavyzdžiui, tas jau žmogus, kuris jau labai daug koncertavęs ir jisai nepasiseka, žinai, tai labai sunku jį kaip sakyt, sudirbinėti. Ne tai, kad sudirbinėti, bet vertinti iš viso. Todėl, kad tu nesupranti, kodėl jam nepasisekė. Pagal viską jisai yragi jau, jam turėjo gautis, kokios čia, žinai, problemas. Ir tas vis tiek toks, nors ir aš ir dažnai ir tiem žinomiem ten, sakyčiau, tas pastabas sakiau, bet kartais jau tokiu atveju norisi žmogų pagirti ir pasakyti kažką nesusijusi su dainavimu, kaip šiuo atveju sakėt, suknelė. Nes aš žinau ir tokių atlikėjų, ir iš mano draugų ten, žinai, kur dalyvavo, kur, aš manau, kad jie gerai pasirodė, bet kažkaip, komisija juos nelabai gerai vertino ir žiūrovų palaikymo negavo. Ir tai yra tokia dviprasmiška situacija. Mano manimu, tai nėra naudinga, pavyzdžiui, kai toks žinomas atlikėjas ir staiga iškrenta iš tos lentelės. Bet to negalime apskaičiuoti. Ir ta problema yra dėl to, kad dažniausiai surinkama komanda, kur yra ir pradedančių, ir baigiančių, kaip aš sakiau. Žodžiu, sunkus jūsų darbas yra. Ne, visai nesunkus. Bet malonus bent jau. Taip, be abejo, tai žinot, dalyvauti šou, tai čia yra iš tikrųjų televizijos šou ir aš sakyčiau, aš kartais pažiūriu ir kitas televizijas, vis tiek LRT tie projektai yra, mano manimu, patys civilizuočiausi. Jo, ir aš sutinku labai daug žmonių ir nepažįstamų, tai taip pat daug turiu, bet nepažįstamų, kurie mane užkalbina ir jie džiaugiasi, kad yra toks projektas, yra tokie gan ryškus atlikėjai, yra tokie nenukvakę vertintojai, kurie dar kažką supranta ir gali vertinti. Ir tai, tas lygis projekto, jis liudija apie bendrą kultūrinį lygį Lietuvos, kuris nėra prastas. Tik tai dėja yra televizijos, kurios galvoja, kad reikia daryti kuo paprastesnį lygį ir tai bus tada labai naudinga, bet taip nėra. Na ką galima padaryti? Mes jau viršijom mums leistą laiką. Aš turiu atsisveikinti. Aišku, su jumis galėtumėm pakalbėti dar porą valandų, bet aš pabaigoje tiesiog noriu palinkėti gero ateinančio 100 metų, gerų koncertų ir kad jūs toliau tampytumėt taip pat sėkmingai tą smuiką kartu su savimi. Ačiū, ponė Zbignevai. Viso ko jums geriausio. Ačiū ir jums taip pat, ir visiems žiūrovams sėkmės linkiu. Dėkui, viso geriausio.